Sveiki, kurie atvykote į mūsų rengiamą konferenciją. Jos pavadinimas Gyvenimą dovanojusios širdis. Konferencijos tikslas yra minėti Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, kuri yra minima kovo 15-ąją. Bet mes rengiame šį minėjimą vieną dieną anksčiau dėl patogumo žmonėms ir dėl kitų aplinkybių. Tai yra jau šiemet minime mes antrąjį kartą Lietuvos žydų gelbėtojų dieną. Pirmą kartą buvo pradėta minėti praeitais metais, kovo 15 dieną, o vyriausybė priėmė sprendimą šią dieną minėti Lietuvos žydų gelbėtojų dieną dar 2022 metais antroje pusėje. Norėčiau pakviesti žodį tarti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktorių daktarą Arūną Bubnį. Ačiū, gerbiami konferencijos organizatoriai, svečiai. Labai džiugu, kad pas mus atvyko ir pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas profesorius Vytautas Landsbergis. Paplokėm. Tikrai ne į kiekvieną renginį profesorius atvyksta, mes labai džiaugiamės tuo, kad skiria mums dėmesį, skiria tokiai svarbiai temai Lietuvos žydų gelbėtojams. Iš tikrųjų ir čia vieta, irgi Tuskulėnų rimties parkas, irgi susijęs su žydų gelbėtojais, nes šio dvaro savininkai buvę karo metu vokiečių okupacijos metais Antonovičiai, jeigu nesuklysiu, irgi gelbėjo žydus. Tai žodžiu, matome tiesioginį ryšį tarp šitos vietos ir žydų gelbėtojų. Iš tikrųjų, tai yra tie gelbėtojai, tie tylieji didvyriai. Ir čia labai gražus yra sakinys prie konferencijos pavadinimo, pacituosiu, kad triumfuotų blogis, tai reikia, kad gerieji žmonės nieko nedarytų. Tai manau, kad šitie žodžiai yra labai prasmingi visiems laikams. Kad blogis triumfuotų, reikia, kad geri žmonės nieko nedarytų ir tylėtų. Bet vokiečių okupacijos metais, Holokausto metais, kai buvo vykdoma baisus žydų tautybės žmonių genocidas, iš tikrųjų atsirado žmonių, kurie netylėjo, kurie priešinosi blogiui, rizikuodami savo ir savo šeimų laisvę ir netgi gyvybę. Taigi mes jau šiandien turime, jeigu kalbėti apie pasaulio tautų teisuolius, apie tą garbingą vardą, kurį suteikia Yad Vashem memorialas Jeruzalėje, tai šiandien jau turime apie 920 pasaulio tautų teisuolių iš Lietuvos. Reikia pasakyti, kad jų skaičius nuolatos auga. Jeigu apie 90 metus jų buvo tik 150, tai dabar turime jau 920. Tai yra didelis nuopelnas žmonių, kurie rūpinasi šitą temą, kurie ieško žydų gelbėtojų ir kurie juos apklausia ir giminės, ir šeimos narius, ir dokumentus archyvinius ieško ir pristato Yad Vashemui, pristato šios kandidatus į pasaulio tautų teisuolių vardą. Tai čia jų didelis nuopelnas. Pirmiausia, tai yra Gaono valstybinio žydų muziejaus Vilniuje gelbėtojų skyriaus nuopelnas, bet daug yra ir kitų žmonių. Matome, kad tas skaičius yra mums labai svarbus, nes Lietuva daug kur pasaulyje pristatoma kaip šalis, kurioje buvo nužudyta daugiausia pagal procentus žydų, kai kur rašoma 95, kai kur 90%, bet matome, kad šitie žmonės, kurių buvo tikrai daug, jie gelbėjo tautos garbę tais labai tragiškais metais. Ir jų, aš manau, tikrai buvo dar daugiau,
negu čia, kad dabar turime pasaulio tautų teisuolio 920. Nes išgelbėti vieną žydą arba žydų šeimą reikėjo vidutiniškai nuo 5 iki 10 gelbėtojų. Tai manau drąsiai tą skaičių galima dauginti iš 5. Kas dar turbūt svarbu, ne tik skaičiai. Ne tik skaičiai, bet labai svarbu išsiaiškinti, suprasti, kas buvo tie žmonės, kurie gelbėjo, kokia buvo jų motyvacija. Yra vakaruose atlikti tyrimai, portretai, gelbėtojų sociologiniai, psichologiniai tyrimai. Ir ten labai svarbu išvada, kad daugiausia gelbėjo tie žmonės, kurie vaikystėje, susiformavo vaikystėje, paauglystėje, kurie gyveno tokiose šeimose, kurioje jie buvo auklėmi demokratinė dvasia, reiškia nemušimais, ne patyčiom, kai buvo būdinga dažnai tiems laikams, o būtent kalbomis, patarimais ir įtikinėjimais. Būtent iš tokių žmonių išaugdavo labiausiai empatiškos asmenybės, jis jausdavo į kitų žmonių padėtį, į sunkią kitų žmonių padėtį, kurios buvo tvirtas humanizmo jausmas ir kurie buvo, tai buvo motyvacija gelbėti mirčiai pasmerktų žmonės. Manau, kad mūsų istorikų ir sociologų ir psichologų ateities uždavinys turėtų būti ne tik skaičiai, ne tik bendros priežastys, bet būtent tokių žmonių motyvacija, nes jie yra, sakykime, tokie žmonės reikalingi labai visais laikais. Mes nežinom, kas bus toliau ir su Lietuva, visko gali būti. Gali būti šalis įtraukta į karą arba okupuota ir tada reikės žmonėm, tarkim, duok Dieve, kad taip nebūtų, bet gali tekti ir priešintis įvairiais būdais, ir ginklų, ir neginkluota kova, ir gelbėti, reiškia, okupantų persekiojimus žmonės. Todėl tokie žmonės mums yra labai svarbu ir mums svarbu suprasti jų motyvaciją. Tai aš linkėčiau konferencijos dalyviams ir svečiams, linkėčiau įdomiai ir turiningai praleisti šitą laiką. Sėkmės visiems. Dėkojam direktoriui už įžanginį žodį. Dabar norėtume, kad žodį tartų pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, gerbiamas profesorius Vytautas Landsbergis. Labą dieną. Jeigu man leidžiat kalbėti sėdinčiam, gal ten mane girdės. Paprastai aš mėgstu stovėti kaip pedagogas ir matyti savo auditoriją. Bet tie gerieji laikai jau šiek tiek praeitie. Man regis yra svarbus laikotarpis ir svarbios dienos, įskaitant ir šios dienos renginį ir rytdieną numatytą gelbėtojų vardų skaitymą. Kažin ar tai kada nors buvo. Atsimenu, skaitomos yra aukų vardai. Jas reikia prisiminti. Ar tai būtų tiesioginio genocido, ar to lėtinio genocido, kurį išreiškė masiniai trėmimai tam, kad žmonės ten išmirtų. Nebūtinai iš karto kulkai pakaušė. Tegu numiršta po metų. Tegu numiršta dar atidavę jėgos socialistiniai tėvynei pakelti į gerbūvį. Mes gyvename labai paradoksaliais laikais, kur dalykai vadinami ne savo vardu ir paskui bandoma aiškintis, ką vienas ar kitas žodis iš tikrųjų reiškia. Tai yra Lietuvoje nuo pirmosios Respublikos laikų
ordinas, apdovanojimo ženklas, žūvančiųjų gelbėtojų kryžius. Kai juo apdovanojami tie, kurie gelbėjo žūvančius. Aš atsimenu, kai aukščiausios tarybos laikai, čia gal jau ir Seimo laikai, kai buvo tas įstatymas sutvarkytas, vėl įvestas į apyvartą ir tas pasižymėjimo ženklas teikiamas. Tada tarp kitų, reiškia, ten buvo ir mano motina paminėta, bet tai irgi žūvančių gelbėjimas, tai ne tik tai žydų. Buvo svarbiausias toks dalykas ir aš atsimenu, man labai strigo, kai vienas iš pirmųjų, kuris buvo apdovanotas žūvančių gelbėjimo kryžių, buvo paauglys berniukas, kokių 10 metų. Iš kaimo berniukas. O jis, būdamas namie su 2 savo mažais broliuku ir sesute, kurie jau miegojo, vakare, naktį, užsidegus trauką. Jis nepabėgo nuo gaisro. Jis pažadino, prikėlė, ištraukė ir vieną, ir broliuką, ir sesutę išnešė, suspėjo išnešti iš gaisro. Ir tikrai jo apdovanojimas aukščiausių valstybės įvertinimu buvo labai prasmingas. Jis ėjo gelbėti žmonių, nepaisydamas pavojaus savo gyvybei. Ir štai tada tas aspektas yra platus ir jis liečia patį žmoniškumą. Žinoma, jis apima ir žydų tragediją. Ir kada atėjo į Lietuvą nežmoniška tuometės Vokietijos valdžia, čia dar yra mėgstama sakyti nacių, aš matau čia nacių Vokietija parašyta, tik aš niekad nematau bolševikų Sovietų Sąjungos. Sovietų Sąjungai nepridedama žodis bolševikų. Vokietijai pridedama nacių. Reiškia, lyg tai Vokietija apskritai ir dabartinė Vokietija, čia nieko dėta, nieko nekalta, bet istorija yra tokia, kokia istorija. Tai buvo tuometinė Vokietija. Tai ji atnešė doktriną, siaubingą doktriną, kad žydai yra neverti gyventi. Jie yra žemesnės rasės, jie teršia baltąją europiečių rasę, apskritai yra kenkėjai ir geriausiai būtų, kad jų visai nebūtų. Tai palaipsniui ta programa buvo ir vykdoma. Bet tai yra dalis pasaulinės, galima sakyti, nežmoniškumo programos. Kada žmonės vienu ar kitu pretekstu, ideologija ar filosofija, kabutėse kokią nors remdamiesi, nutarė, kad šitie žmonės yra mažiau vertingi arba gal net kenksmingi. Geriau, kad jų nebūtų. Tada atsidaro žmogėdrų epocha. Mes dabar gyvenam panašioj žmogėdrų epochoj, kuri realizuojama Ukrainos erdvėje. Žmogėdros naikina žmonės su neapykanta ir įsitikinimu, kad jie yra blogesni, jie yra išdavikai, jie ukropai, jie tenai kokie nors dar, ir juos žudyti yra tiesiog dora ir teisinga. Tai mes niekur toli nepabėgom ir nuo to, ką mums primena Holokausto tragedija ir žydų tragedija Lietuvoje. Nes tai yra dalis pasaulinės nužmogėjimo, išsigimimo tragedijos.
kalbame apie gelbėtojus, tai, aišku, kalbam šiandien apie žydų gelbėtojus. Aš kažkam pasakiau, palaukite, kodėl niekas nekalba apie čigonų gelbėtojus. Čigonai buvo taip pat pasmerkti tų pačių Vokietijos nacionalsocialdemokratų, NSDAP, Nationalistische Deutsche Arbeitspartei, darbo partija. Darbo partija juos tada naikino visus savo priešus. Tai žydus galbūt pirmiausiai buvo labiausiai matoma, bet to žydai buvo turtingi, žydai buvo įtakingi, buvo ką iš jų atimti. Buvo papildoma paskata, plėšk žydus ir pasiimk savo. Nu, kita versija buvo naikink buržujus, degink ir tremk buožes ir pasiimk, ką jie turi. Tai teisinga, nes jie yra buožės. Jie yra socialiniai žydai. Ir štai pasaulis brenda per tas savo nuodėmes, baises nuodėmes ir mažai pastangų yra gydytis. Tokios atminimo dienos, kaip dabar Lietuvoje, yra labai prasmingos, labai reikšmingos ir neturi būti susiaurintos. Tik į vietinį įvykį, vietinę problemą ir kuri liečia tik tai nelaiminguosius Lietuvos žydus. Štai išgirdau keistų tokių signalų, kad numatant gelbėtojų pagerbimą, ne visi žydų veikėjai tam pritarė. Truputį net nesuprantama, bet kągi, žmonės yra žmonės, pasaulis yra pasaulis. Tartum, pagerbiant gelbėtojus, mažiau galvojama apie aukas. Nors tai yra visiškai neatskiriami dalykai. Neatskiriami dalykai ir, kaip čia direktorius paminėjo, galima akcentuoti motyvacijos klausimą. Kodėl tu gelbėjai? Ar ta, kuris skęsta upėje, ar ta, kuris yra nacių policijos naguose ir ten varomas į duobę? Kodėl reikia jį gelbėti? Yra gražus, didelis labai filmas. Nes iš tikrųjų apie gelbėtojus labai mažai. Yra knygų, yra pagerbimų, yra paminklų, yra Ona Šimaitė, yra taip toliau, reiškia, visokių tokių didelių žmonių, kurie ir daug žūvančiųjų išgelbėjo. Bet štai tas filmas, kurį padarė Paryžiuje gyvenantis filmų režisierius Marek Halter, jis matyt lenkų kilmės, turbūt ir žydų kilmės, jis gyveno Paryžiuje, jis buvo atvažiavęs, jisai važinėjo po visą šitą šalis mūsų, kurias Timothy Snyder pavadino kruvinosiamis žemėmis. Ir būtent ta tema – gelbėtojai ir jų motyvacija. Tai jie buvo atvažiavę ir filmavo mano tėvą Kačerginėje. Jam buvo 99 metai. Jisai šiek tiek pasididžiavo. Kai jo paklausė, kiek jums metų, jis pasakė 100. Pridėjo, kad geriau skambėtų. Na štai, bet jis pasakojo ir tame filme yra nedaug. Gaila, kad nėra visos medžiagos išsaugota.
juodosios vadinamos medžiagos, bet yra gabaliukas, kur režisierius jo klausė, tai vis dėlto kodėl jūs gelbėjot žydus? Ir tėvas tiesiog pečiais patraukė. Koks čia klausimas, ar galima negelbėti? Tai tą irgi supraskime. Nekyla tokio klausimo žmonėms, kurie yra išsaugoję ir toliau neša žmoniškumo kokybę. Nepasakysiu, čia dorybė, nuopelnas, čia reikia medaliais apdalinti. Žmoniškumo kokybę. Aš esu žmogus ir aš negaliu abejingai matyti, kaip kitus žmonės žudo. Jeigu aš galiu, aš einu gelbėti. Ir tada čia dar irgi kartais būna toks klausimas, o kiek jų buvo? Kas juos gali suskaičiuoti? Žinoma, irgi toks sovietinis materialistinis priėjimas. Nes kai prasidėjo šito klausimo aktualinimas, tai atsirado keistų žmonių, kurie pradėjo rodinėti. Tai nesvarbu čia tie gelbėtojai, o žudytojų vis tiek daugiau buvo. Kurių daugiau gali pradėti skaičiuoti ir tu pasakyti, tai tu nori priskaičiuoti, kad gelbėtojų buvo daugiau. O kas gali suskaičiuoti? O jeigu kaime vienas ūkininkas slepia žydų šeimą ir visas kaimas žino, bet niekas nenueina į policiją ir nepaskambina kokiam vokiečių komisarui, kad ten žydai slepiasi. Tai reiškia, visas kaimas gelbėja. Visas kaimas slepia. Na ir žinoma, yra visai kitokių reiškinių. Yra beprasmiškos neapykantos, plėšikavimo, yra proga paplėšti žydų turtą, žydų auksą. Kur jūs slepiat savo auksą, arba jūs sušaudom? Neatiduodat žydų aukso, tai ir sušaudom. Ir sušaudom. Rokiškį sušaudo visą vaistininko šeimą. Ir su ją nepaprastai talentinga poetė Matilda Ulkinaitė. Todėl, kad jie slepia žydų auksą. Įsivaizduot, kokia fanatikų beprotybė. Na, tai čia tų fanatikų ir jų motivacijų, tai nereikia toli ieškoti. Nereikia toli ieškoti ir iki šiol ir skleidžiamos teorijos, kad žydai yra pasauliniai kenkėjai. Lietuvoje buvo leidžiami tokie laikraščiai. Kas valdo pasaulį? Du išsigimėliai. Vienas žydas, kitas gėjus. Ja. Tai gana žymus spaudos organas. Tas skelbė. Tai mes neturim nėra ko mums stebėtis dėl kokių ten žemaitaičių ar kitų, reiškia, prietrankų. Jeigu tai buvo palaikoma ir iki šiol palaikoma, ir mėla, o tiesa, aš puikiai prisimenu, kaip mano politiniai priešai vis bandydavo akcentuoti, kad aš žydas. Landsbergis, Zingeris, tai čia tie žydai padarė visokį blogį. Jo, žydai valdo toliau Lietuvą ir pasaulį valdo, žinai. Nu, tai čia, tarp kitko, keistas reiškinys buvo. Po Hamaso siaubingo išpuolio prieš Izraelio gyventojus, nužudant daugiau kaip 1000 nekaltų civilių žmonių, grobiant, prievartaujant, išsivarant į vergiją. Pasaulyje po kurio laiko
nemažą paramos Hamasui. Ne Hamas aukos, bet pačiam Hamasui jo negalima bausti. Jis turi savo motivacijų. Jis jau vyriausybę skelbia Gazoje. Ir dabar pasiskaitai, tai Hamaso vyriausybė, dar to nebuvo. O jie pasiekė, kad jau kalbam apie kažkokią Hamaso valstybę. Reiškia, ten atsiranda dar viena teroristinė valstybė, kuri kovos už save, žinoma, taip toliau. Tai visa tai susijęs su tokiu primityviu nusiteikimu, kad galima būti nusiteikusiam prieš kurią nors grupę žmonių. Aišku, labai paprasta rasė. Juodieji yra nepriimtini. Dabar man sako, artimi žmonės, dar nežinia, kas bus Amerikoje. Baltieji ginkluojasi. Grėsminga, ar ne? Nes buvo riaušės, buvo maištai, juodieji labai protestuodavo dėl policijos žiaurumo ar neteisingumo jų atžvilgiu ir su didžiausiam riaušėm. Tai kažkokiu yra nusiteikimo, kad gal baltieji turi patvarkytos juoduosius. Ir tada gali išsipildyti Oskaro Milašiaus pranašystė, kad pasaulio galas ateis dėl dviejų dalykų. Dėl juodųjų revoliucijos Amerikoje ir meteorito, kuris nukris ant Žemės planetos. Meteoritas dar nenukrito, bet niekas nežino, kada jis nukris. Ir kur jisai pareguliuos mūsų, kaip žmonijos problemas. Žiūrėk, aš vieną momentą norėjau paliesti, tik užsikalbėjau apie visokius dalykus. Vieną norėjau paliesti iš savo patirties. Kas man taip prašvyto. Tam tikra proga susijusia su žydų tragedija ir žydų gelbėjimu. Tai buvo jau čia po Lietuvos nepriklausomybės visų dalykų išsisprendimo. Aš ramiai gyvenau politinėje opozicijoje ir mane ir mano žmoną pakvietė paviešėti Izraelyje moteris, kuri, kaip mergaitė, buvo priglausta mano tėvų šeimoje. Tai tokių atvejų yra ir nemažai, ir tie žmonės dažnai labai gražiai bendrauja ir iki šiol, net ir kažkur toli Izraeliuose gyvendami. Tai mes su Gražina vykom į Izraelį, turėjom labai gražių susitikimų ir įspūdžių su politikais, su muziejais, su ko nori, Yad Vašemo tenai ir visais. Bet vienas įspūdis man buvo netikėtas ir liko. Ir pamąstymui, ir neužmirštamas. Tai kad tie žmonės, pas kuriuos mes nuvažiavom, jų kviečiami, tai ta mergaitė suaugusi ir didelę šeimą turinti, vaikų ir anūkų ir taip toliau, jie mus priėmė išskėstomis rankomis, kaip artimiausius giminės. Mes to nesitikėjome. Atrodo, kad mes į šeimą atvažiavom. Yra šeima. Jie mūsų laukia. Ir jos vyras, Icchakas, tiesiog negalėjo kalbėti, nesijaudindamas ir neašarodamas, galvodamas, kaip jo mylimą moterį, dar mergaitę, vadino Barbute. Landsbergių šeimoje buvo Barbutė.
tarnaitė Barbutė. Nors mano brolis buvo vokiečių suimtas, buvo labai pavojinga dar laikyti dar žydę, kratos, visokie tikrinimai, tai po kurio laiko ją teko atiduoti kitai gydytojai, kitai šeimai. Bet ji mėnesį ar porą buvo pas mus, iš pradžių Kaune, paskui Kačerginėje, mūsų vasarvietėje. Ten daug bendravo su mano tėvu, kuris buvo neseniai išvarytas iš Vilniaus, jau vokiečių administracijos, kaip po nepalankus ir priešiškas vokiečiams, o jis turėjo gana matomas pareigas statybos valdybos viršininko. Jisai daug ką darė Vilnių, taisydamas karo pažeistą Vilnių ir padėjo tiems, kam reikėjo padėti, padėdavo ir žydams. Savo įstaigo buvo įkurdinęs grupę žydų Katilinėje, angažavo savo svainį, mano mamos pusbrolį Kazimierą Jablonskį, kad jis parūpintų maisto, maitintų tos žydus, kurie slepiasi Katilinėje požemiuose statybos valdybos. Tai dabar mes atsirandam ten, kur ta Barbutė, nu jau jinai močiutė, Barbutė. Bet Itzchakui jinai vis tiek yra Barbutė. Jis tiesiog ašaroja, galvodamas apie savo Barbutę ir kad o čia yra žmonės, kurie išgelbėjo jo Barbutę. Ir tai persiduoda vaikams. Ir ta visa šeima tokia artima, tokia sava. Jie paskui buvo į Lietuvą atvažiavę jau porą kartų. Tai mes susitinkam irgi kaip giminės, kaip seni pažįstami. Nors buvom pažįstami tik tai su jų mama ir močiute, kai dar buvo, paauglė mergaitė, jau galbūt mergina. Šiek tiek aš tai dar buvau berniukas, paauglys. Jinai keliais metais vyresnė. Atsimenu, kaip mano mama liepė jai. Žinoma, aš turiu irgi tylėti, nieko nekalbėti, nieko aš nežinau, niekas man neįdomu, čia yra Barbutė, nauja tarnaitė mūsų ir viskas. Ir visi klausimai to baigėsi, jeigu kam nors kyla klausimų. O Barbutei buvo liepta susirasti skarelę ir labai kietai apsirišti galvą, kad nesimatytų labai juodų plaukų. Nes vokiečiai tam buvo jautrus. Ir galėjo įtarti, kad tokie juodaplaukiai ir juodaakiai įtartini. Taip pat kaip mano dėdienė Jadvyga Jablonskienė irgi augino mažutę mergaitę išneštą iš geto. Irgi tėvas parūpino, mūsų tėvas parūpino jai suklastotus dokumentus iš Zapyškio, kuris yra prie Kačerginės, iš Zapyškio klebono gimimo metrika, kad čia yra Dalia Jablonskytė, nors ji buvo Sulamita Vilenčikaitė. Po daugybės metų Lietuvai išėjus vėl į laisvę, atsišaukė, atsirado Dalytė, mažytė, juodaplaukė, kuriai būdavo taip įdomu, kad į jos atėjo aplankyti tetos, kurias jau augina, globoja, bet ir berniukas toksai ateina, tas berniukas. Ir kada jį mane pavadino savo broliu, tai aš tiesiog nustėrau. Bet tai yra esmė, ką tie žmonės jaučia. Ir tai yra atasvara
visiems dabartinio pasaulio baisumams. Kodėl mes negalim būti broliais? Juk mes turim būti, mes visi esame pavojuje. Šitą planetą gali eiti velniop. Ir dėl kosminių procesų, ir dėl to, kaip mes su ją elgiamės, jinai protestuodama gali nušluoti žmonių padarmę. Mes tartum nieko nesuprantam, niekur esam, ant kokio bedugnės krašto gyvenam ir nejaučiam pagrindo, kad visi žmonės yra broliai ir seserys pavojuje. Būtent galėtų gauti žūvančiųjų gelbėjimo kryžių, jeigu turėtų proto ir žmoniškai elgtųsi, o nepuldinėtų vienas kitą su neapykanta, kaip vyksta deja iki šiol. Todėl visa žmonių gelbėjimo epopėja Lietuvoje, galima pasakyti šią progą, kadangi tokios dienos tai yra žydų gelbėjimo, bet esmė yra ta, kad žmonės gelbėja žmonės, todėl, kad mes visi esam broliai. Dabar staiga prisiminiau, kaip popiežius šventasis Jonas Paulius II nuvyko į musulmonų kraštą. Evangelizuoti, reiškia, pareikšti krikščioniško pasaulio požiūrį į Kazachstaną. Kazachstanas toks nuosaikus ir tikėjimų požiūrį, ten fanatizmo, tokio radikalizmo musulmoniško dar nebuvo, gal dabar dar nėra. Bet jis kalbėjo milijonams musulmonų. Ir jis pasakė tokį paprastą dalyką, tas popiežius mokėdavo pasakyti. Sakė, klausykit, ir jūs, musulmonai, ir mes, krikščionys, mes turim vieną tėvą. O tai reiškia, kad mes esam broliai, jeigu mūsų tėvas tas pats. Bet kiek dar žmonėje reikia kitokios išminties nueiti, aš nežinau. Ar ji nueis išlikdama gyva bedugnės krašteliu. O tų bedugnių mes matom sočiai. Ir nuolat girdim grasinimus, kad jeigu nebus taip, kaip emyras ar sultonas Maskvoje liepia, tai jis gali išspausdinti šitą pasaulį. Nes jis pasakė, jeigu pasaulis nebus rusų pasaulis, tai man jo visai nereikia. Tai tegu jis eina visas velniop. Tai čia yra šėtono balsas. Bet ar šėtonas laimės tą pokerį, pasaulio pokerį, ar vis dėlto šėtonas nelaimės? Tai priklauso nuo kiekvieno dalyvio. Ir čia nėra žiūrovų ar sėdinčių krūmuose už kampo ir laukiančių, kas bus toliau, tada mes apsispręsim. Zelenskis Amerikoje įžūliai pasakė, kas neremia Ukrainos, tas remia Putiną. Ant jo supyko, žinoma. Bet tai tiesa. Tu negali būti ir vienoje ir kitoje pusėje tuo pačiu metu. Jeigu tu manai, kad tu esi ir vienoje ir kitoje pusėje, tai tu esi vienoje pusėje. Dar vakarų politikai to neįsisavino. O čia Makronas blikstelėjo šiek tiek. Jis suerzino visą publiką. Kaip čia taip, mes kariausim už Ukrainą? Tegu Putinas daro su ją, ką nori. Vis dėlto
kada nors kas nors pasako. Bet štai grįžtu prie mūsų šių dienų, prie mūsų situacijos ir prie tos baisios pamokos, bet svarbios pamokos, kuri buvo Lietuvos žydų likimas. Aš sutikdavau visai nemažai jaunų mano amžiaus žydų, sovietų laikais, po karo, dar prieš tai, kai prasidėjo didysis išvažiavimas į Izraelį, dar kol buvo neleidžiama. Ir labai įdomių turi atsiminimų, inteligentiškų, jaunų žydų, mąstančių, kas čia bus, kaip tas pasaulis klostysis ir kur kam reikės rasti vietą, slėptis, ar persikelti, ar bėgti. Čia galėčiau daug ką prisiminti, gal kada nors parašysiu, bet neturiu tiek daug laiko, kad visus atsiminimus užrašinėčiau. Izė Šulmanas, taiga man išplaukė atminti. Kartu su manim konservatorijoje mokėsi smuikininkas. Žydų daug buvo instrumentininkų, smuikininkų, violončelininkų, orkestruose daug grodavo. Balys Dvarionas iš vaikystės mokėjo jidiš. Tai jisai su tais orkestrantais, kai pakalbėdavo jidiš, tai jie būdavo laimingi. Va, tai Izė sutinka mane gatvėje ir sako, klausyk, aš girdėjau per Amerikos balsą. Buvo draudžiama klausyti Amerikos balsą. Aš girdėjau, ką jie sako, o tai buvo Vengrijos sukilimo laikas. Gruzinų Chano imperija griūna. Gruzinų Chanas, tai aišku, Stalinas. Stalinas sukurta imperija griūna. Jis tiesiog pasibaisė, nejaugi taip gali būti. Ir kad taip kalba, tokiais žodžiais. Išvažiavo paskui Izė turbūt į vakarus, ten kur nors orkestre groja. Bet aš atsimenu tą jo tokį sukrėsto žmogaus. Išgirdo, kaip yra iš tikrųjų. Ir kaip yra kalbama normaliai galbūt pasaulyje. Mes turime nedaug laiko. Nepamirškime tos žmoniškumo ir nežmoniškumo pamokos. Išsineškime iš jos žmoniškumo pamoką. Ir kad žmonės ne tik tai gali, bet ir turi būti broliai. Nepriklausomai nuo tikėjimo, nuo plaukų spalvų. Ar labai juodi plaukai, ar pusiau. Visi turim būti žmonės. Kitaip mūsų nebus. Jeigu mus pavers skėriais ir milijonas skėrių pavarys, kad nuėstų Ukrainos žemę, nu tai arba ta žemė liks plika, tai nieko. Arba kas nors pradės naudoti masinio skėrių naikinimo priemonės. Skėrius tartum galima naikinti, ar ne? Žmonių negalima. Bet jeigu žmonės paverčia skėriais, tai koks šėtonas tai sugalvoja? Pasipriešinkim šėtonai. Ačiū profesoriui už įdomią įsamią kalbą. Labai įdomu buvo. Aš tik noriu vieną intarpą dar padaryti. Alfredai, leisk man vieną sakinį pasakyti. Profesorius paminėjo Kazachstaną kaip gana tolerantišką valstybę tuomet.
Ir sakyčiau, kad ji iki šiol dar tokia išlieka, nes mes centras esam pastatę paminklus Kazachstane lietuvių tremtiniams ir politiniams kaliniams. Paskutiniai tai buvo Balchaše ir Spaske prie Karagandos. Ir yra ir Džeskasgane, tai Kengiro sukilėliams, ten irgi memorialas Džeskasgane. Ir stovi didžiulis kryžius. Atvažiuoja į tą miestą, neprivažiavęs miesto pamatai didžiulį krikščionišką kryžių musulmoniškam krašte ir jis stovi, šviečia, matomas ir negirdėjau, kad jis būtų ar kažkaip apgriautas, ar išpaišytas kažkokiais išterliotais. Jis tas kryžius stovi ir ne vienoje vietoje stovi kryžiai lietuvių politkaliniams, tremtiniams, mirusiems, žuvusiems Kazachstano lageriuose. Tai ačiū Dievui, ta šalis dar kol kas išlieka tolerantiška ir su kuria galima dirbti ir kuria galime dirbti savo darbus, atminties įamžinimo darbus. Tai tiek norėjau tik pridurti. Tai paminėjo tokį paminklas kryžius, kuris turi reikšmės. Ne tik tai tiems, kurie jį pastatė. Yra tokių ypatingų, keistų, savotiškų ir viltingų reiškinių. Yra toks kaimelis Aleksejevka. Ar kas nors girdėjo kada, ar negirdėjo. Oriolo žemėje, ten, kur buvo pakišta į mėsmalę lietuvių 16 divizija. Galima manyti, kad tyčia, kad jos neliktų, kad neitų į Lietuvą, kaip kažkokia lietuviška kariuomenė. Jie ten išžudė. Vokiečiai iššaudė kulkosvaidžių kryžminę ugnim, o tos kareivius 16 divizijos prievartą varė į ataką, kurių laukia tik tai mirtis. Man ten teko nuvažiuoti, kai aš buvau Seimo pirmininkas. Lankiausi Maskvoje su Rusijos politikais, tada dar buvo normali kalba ir specialiai nuvažiavau į Oriolo žemę. Tada Rusijos aukštųjų rūmų pirmininkas buvo deputatas iš Oriolo. Protingas, geras žmogus. Jisai manęs nelydėjo, bet sudarė sąlygas atvažiuoti. Mes ten pabuvom, visa delegacija, ir nutarėm ir sutarėm su vietos valdžia, kad pastatysim paminklą tiems žuvusiems kariams iš Lietuvos, kurių, kaip pasakojo dar seni vietiniai, buvo pilni laukai tų vaikinų. Po metų tas paminklas atsirado čia. Vilniuje padarė mūsų medžio skulptoriai taip ilgai, jis buvo nuvežtas, pastatytas iškilmingai, pašventintas. Ir štai kas man įstrigo iš pasakojimo. Po to, aš klausdavau ir to bičiulio iš Oriolo žemės, jau susidraugavom. Sako, žmonės vietiniai iš kaimo eina prie to paminklo ir meldžiasi. Suprantat, nėra vietos, nėra tokios šventos, yra sena cerkvė, sutrypta, suspardyta, sugriauta, šiukšlina, niekas ją nesirūpina. O čia lietuviai pastatė gražų paminklą. Ir žmonės eina prie jo, nes yra kažkas gražu, kažkas teisinga, galbūt tikrai nuo Dievo, arba nuo tų, kurie dar jaučiasi broliais tarpusavyje. Tai tokie dalykai labai brangus yra, juos reikia atsiminti, kultivuoti. Nu, atsiprašau,
Direktoriau. Gerai, ačiū už papildomus. Manau, kad visiems įdomu sužinoti ne tik apie tai, ką mes šiandien kalbamės, bet ir kitus dalykus, kurie praplečia mūsų akiratį. Tai Alfredai, perduodu tau sceną. Dėkui Arūnui Bubniui, gerbiamam profesoriui, už įdomias kalbas, įdomius pastebėjimus. Dabar prieisime prie kitos dalies. Tai bus pranešimai. Pirmasis pranešimas tai bus skaitomas mano paties. Aš esu Alfredas Rukšėnas, mokslų daktaras, dirbu Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centre. Ir dabar skaitysiu pranešimą, kuris vadinasi Nacių Vokietijos okupacijos Lietuvoje 41-44 metais laikotarpio bendrieji bruožai netektis. Šis pranešimas yra konkrečiai siejamas su Lietuvos žydų gelbėtojų tematika. Tai dabar aš pradėsiu. Nuo 2023 metų kovo 15 tapo diena, kai prisimenami žydų gelbėtojai. Tai buvo žmonės, kurie Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo kitus, rizikuodami savo ir savo artimųjų gerovę. Šios dienos neminėtume, jei Lietuvos istorija nebūtų buvę tragiško, dramatiško nacių Vokietijos okupacijos laikotarpio. Jo metu Lietuva kaip suvereni valstybė neegzistavo, tai buvo laikotarpis, kai gyventojai sunkiomis vokiečių okupacinio režimo sąlygomis siekia atkurti nepriklausomą valstybę, kai 41 metų birželio sukilimo metu ir po jo atkurta lietuvių administracija siekia nusimesti pavaldumą okupaciniai valdžiai naštą, kai pastaroji ignoravo vietos gyventojų siekius, išnaudojo kraštą ekonomiškai, vykdė germanizavimą, kolonizavimą. Taip pat tai laikotarpis, kai okupacinė valdžia, remdamasi pseudomoksliniu mokymu apie rases, persekiojo, naikino žydus, kitų žmonių grupės. Okupacijos laikotarpiu Lietuvoje žuvo apie 250 000 krašto gyventojų. Žydai sudarė didžiausiąją jų dalį. Žydų gelbėtojai yra sudedamoji dalis istorinių tyrimų skirtų Holokausto Lietuvoje temai. Istorinėje literatūroje Lietuvoje kitoje šalyse tema skiriamos 3 asmenų grupėmis susijomis su žydų žūtimi. Aukos, vykdytojai, stebėtojai. Šios grupės egzistavo viena greta kitos. Šveicarų mokslininkas, istorikas François Vizardas teigia, kad Holokausto temos tyrimai paprastai apsiriboja aukų ir būdelių vienas kitam prieš pastatymą. Tačiau anot istoriko egzistavo dar ir trečioji grupė žmonių, kurie gelbėjo persekiojamuosius. Remiantis Vizardu galima susidaryti nuomonę, kad egzistavo 4 asmenų grupės: aukos, vykdytojai, stebėtojai, gelbėtojai. Istorinėse darbuose teigiama, kad per Holokaustą žuvo apie 195–196 tūkstančių žydų. Karo pabaigos sulaukė apie 10 000 žydų. Pagal 2021 metų duomenis Lietuvoje gyveno jau tik 2256 žydai. Per karą buvo sunaikinta žydų bendruomenė, kuri Lietuvoje, tiksliau Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, įsikūrė dar 14 amžiuje. Dalis žydų atvyko didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino laikais. 1388 metais kunigaikštis Vytautas Didysis suteikė privilegiją Bresto žydams, kurios galiojimas su laiku buvo išplėstas ir į kitas vietovės, kuriuose gyveno žydų bendruomenės. Dabartinis Lietuvos žydų skaičius šių dienų neviršė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 14 amžiaus pabaigoje gyvenusių žydų skaičius. Tuo metu žydų skaičius buvo 6 000.
Holokausto vykdytojai tai okupacinių vokiškųjų ir joms subordinuotų vietinių organizacijų nariai. Šios už žydų žūtį atsakingosios organizacijos yra įvardintos, jų veikla ištirta, atskleista istorinėje literatūroje skirtoje vokiečių okupacijos Lietuvoje laikotarpio temai. Pagal vienus tyrinėtojų duomenis prie holokausto vykdymo galėjo prisidėti iki 23 000, pagal kitų iki 17-18 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Jie atvyko veiksmus susijusius su žydų tautybės asmenų identifikavimu, turto nusavimu, izoliavimu ir dalyvavimu žudynėse. Bet tarpiškai žydų žudynėse operacijose galėjo iš jų dalyvauti nuo 3 iki 6 tūkstančių gyventojų. Informaciniai šaltiniai nurodo, kad Lietuvoje 40 metais gyveno 3 084 500 gyventojų. Kiti šaltiniai nurodo šiek tiek mažesnį skaičių. Tad į holokausto vykdymą Lietuvoje įsitraukė apie 0,65% gyventojų. Žuvę žydai sudarė apie 6% nuo bendro 1940 metų gyventojų skaičiaus. Pasak žymaus tyrinėtojo Raulio Hilbergo, didžioji dalis žydų tragedijos amžininkų nebuvo nusikaltėliai ir aukos. Dažnas iš jų matė, girdėjo, koks likimas ištiko žydus. Tyrinėtojas minėtus asmenis, tai yra stebėtojus apibūdina kaip tokius, kurie stovėjo nuošalyje, nenorėdami apsisunkinti savo gyvenimo aukomis ir nepageidaudami, kad jų pačių gyvenimas pablogėtų dėl holokausto vykdytojų veiksmų. Hilbergas stebėtojus tarsi suskirsto į 2 grupės - gyvenusius nacių Vokietijoje, jos okupuotose teritorijose bei gyvenusius už jų šių ribų. Prie stebėtojų jis priskiria netgi šalių vyriausybės. Tai Londonas, Maskva, Vašingtonas ir jie teigia, kad jį labai reagavo žydų problemos sprendimą. Tie, kurie gelbėjo žydus, Hilbergas priskiria ypatingų žmonių kategorijai. Pagal jį tarsi išeina, kad iš tiesų esame 4 grupių asmenų - aukos, gydytojai, stebėtojai, teisuoliai. Tačiau jis kažkodėl tai skyrė pirmasias 3 grupės. Stebėtojus, tai yra ne aukas ir ne holokausto vykdytojus, galima suprasti ir kitaip. Tai yra ne vien tik kaip vientisa kažkokia negatyvę kategoriją. Stebėtojus galima apibūdinti kaip kolektyvą žmonių, kurie pasižymėjo skirtingomis moralinio kitomis pobūdžio savybėmis. Žiūrint formaliai, stebėtojų kategorijai galima priskirti mažiau nei 3 milijonus mūsų krašto gyventojų. Jeigu taip imti viską statistiškai apžiūrint. Na, aišku, reikia turėti omeny, kad ten vaikai egzistuoja, kita vertus, kokie ten stebėtojai gali būti. Suprantama, toks požiūris sąlyginis. Stebėtojai buvo įvairių socialinių sluoksnių užsiėmimų žmonės, prie jų nebent nepriskirtini tie asmenys, kurie dirba administracijoje, tai yra civilinės valdžios policijos įstaigose, kurioms naciai primetė holokausto vykdymą. Stebėtojai buvo žmonės įvairūs. Vieni iš jų nemėgo žydų, kiti jų atžvilgių buvo neutralūs, treti gailėjo žydų, smerkė, keikė žudynių dalyvius, verkė matydami baudėjų varomus žydus į žudynių vietas, tačiau nežinojo, kaip padėti žydams, bijojo būti represuoti. Akcijose dalyvavusius asmenys jie vadino žydmušiais, žydsmaugiais, žmogžudžiais. Kauno Pasvalio gyventojai žinojo apie žydų šaudymus, bet jiem tam nepritarė. Taip pat buvo ir tokia stebėtojų grupė, kurie taip iš pat pradžių mato, stebi, o po to jie pradeda nepasiduoti baimiai, nepaiso pasaulio priešiškumo ir okupacinės valdžios ideologinių nuostatų žydų atžvilgių,
atjauta, noras pagelbėti jiems yra žymiai stipresnis. Tai ta prasme yra toks jausmas, kuris užgošia baimės ir jie nejaučia laukinės baimės. Dabartiniu metu Lietuvos žydų gelbėtojai visuomenė iš dalies suprantami kaip praeities herojai, dalis kurių nepriklausomybės laikotarpiu buvo apdovanoti žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tokių yra iš viso apie 1600 asmenų, ar net daugiau. Be šio apdovanojimo iš jų dar 924 asmenys yra paskelbti pasaulio teisuoliais. Dabar ką tik truputį čia sėdėdama žiūrėjau žinyną, tai pasirodo gal jau net 925 yra pasaulio teisuoliai. Istorikė Viktorija Sakaitė teigia, kad priešų gelbėjimo prisidėjo 2300 lietuvių šeimų. Tad Lietuvos žydų gelbėtojų buvo ne mažiau kaip 2300 asmenų. Pastarasis skaičius gali būti ir ženkliai didesnis, dvigubėti, nes vargu ar vienas žmogus šeimos narys galėjo ryžtis tokiam darbui be kitų šeimų narių paramos. Esama nuomonės. Ir nuomonės taip pat, kad Lietuvos žydų gelbėtojų galėjo būti apie 2700 žmonių. Gelbėtojus iš dalies galima vertinti kaip asmenis, kurie siekia apsaugoti žydus nuo žūties, slapstydami juos savo namuose, ūkiuose, ieškodami jiems pagelbinti galinčių žmonių, tai yra globėjų. Pagal istorinę literatūrą buvo išgelbėta apie 3000 žydų. Tačiau vokiečių okupacijos Lietuvoje laikotarpiu būta ir žmonių, kurie norėjo padėti žydams, tačiau jų pagalba buvo kiek kitokio pobūdžio nei minėtų Lietuvos žydų gelbėtojų. Yra žinių, kad gyventojai atnešdavo į mažuosius getus laikinasias koncentravimo stovyklas uždarytams žydams maisto, kitų reikmenų, suteikdavo kokias nors pagalbas pagal kalinių prašymus. Jiems tekdavo susidurti su apsauginiu priešiškumu. Pavyzdžiui, 41 metų vasarą Palangos miesto žydės moteris vaikai buvo kalinami Valteriškių stovykloje. Palangos gyventoja Elena Šeputaitė nešdavo siuntinius žydo Bručkaus šeimai. Apsauginiai jos neprileisdavo. Tam, kad siuntinys pasiektų adresatą, jį duodavo kyšį. Palangiškė Ona Avilaitė 3 kartus nešė siuntinius pažįstamai žydai Germaniniai. Kai kurie pagalbiniai policininkai netgi atjautė kalinius. Pavyzdžiui, Stanislavas Bagdūnas duodavo duonos žydai Feinšteinieniai, kuri anksčiau jo žmonai buvo pasiūvusi gražų sijoną. Esama žinių, kad žmonės, matydami varomus iš sušaudymo vietas žydus, jų gailėdavo, verkdavo. Strėvininkose, tarp Rumšiškių ir Kaišiadorių miestelio apylinkės moteris mėgino sutrukdyti vokiečiam žydų likvidavimą, užstodamos jiems kelią. Įsiūtę vokiečių SD ir Gestapo pareigūnai puolė moteris, daužydami jas šautuvų buožėmis, o parpuolusias spardė batais. Sunkiai buvo sužeista 43 metų amžiaus moteris Uršulė Paulauskienė. Joniškyje vietos būrio vadas, veterinarijos felčeris Šaulys Piliponis atsisakė šaudyti žydus ir neleido kitiems vykdyti šios akcijos. Vilkaviškyje buvo policininkų, kurie suimtiesiems žydams leisdavo pabėgti. Policininkas Petraitis, pamatęs šaudinius, surado pretekstą ir paprašė atleidžiamas iš tarnybos. Buvo žmonių, kurie viešai piktinosi okupacinės valdžios antižydiškais veiksmais, kritikavo asmenis atlikusius minėtus veiksmus. Varėnos pirmajame miestelėje buvo kunigas Jonas Gilys. Jisai mėgino, nepaisydamas policijos nuovado viršininko nurodymų, lankė sinagogoje uždarytus žydus ir mėgino juos paguosti. Po žudynių, tai yra 41 metų rugsėjo 14 dieną, per mišias pamokslo metu lietuvių pareigūnus prisidėjusius prie žydų žudynių išvadino būdeliais, nekaltų žmonių kankintojais. Atrodo,
kad kunigas Gilys dar iki žydų žūties galėjo skatinti vietos gyventojus neprisidėti, atsiriboti nuo žydų žudynių. Buvo gyventojų, tai yra žymesnių visuomenės atstovų, kurie mėgino paveikti nacių okupacinės vadovybės poziciją žydų klausimų, reiškia protestus. Kaunietis daktaras Balys Matulionis matė, kaip Lietūkio garaže Kaune vyko žudynės 1941 m. birželio 27 dieną. Po jų jis su kunigu Simonu Morkūnu nuvyko pas arkivyskupą Juozapą Skvirecką, pranešė apie įvykius garaže, prašė bažnyčios vardu pareikšti protestą. Vyskupas perdavė šį laišką. Matulionis kurį laiką slapstė savo namuose inžinierių Leibą Rabinovičių ir daktaro Einšteinų dukrą. Nacių okupacijos pradžioje Lietuvos laikinoji vyriausybė ministras pirmininkas profesorius Ambrazevičius sušaukė platų pasitarimą žydų reikalams. Jame dalyvavo beveik visi ministeriai, buvęs prezidentas daktaras Kazys Grinius, vyskupas Brizgys, kitų pakraipų politikos ir visuomenės atstovai. Pasitarimas truko neilgai, nes visi susirinkę buvo vienodos nuomonės žydų klausimai. Jame buvo pasmerktas nacių elgesys su žydais, nutarta žydams visomis įmanomis priemonėmis padėti, kaip Lietuvos piliečiams, o kas nusikalto Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu atiduoti Lietuvos teismams, kai šie bus atsikurs. Tuo metu susirinkimo dalyviams jau buvo aišku, kad nedaug žydų bus galima padėti, nes jau pačioje okupacijos pradžioje buvo paskelbta, kad žydai ir lenkai išimami iš lietuviškų įstaigų kompetencijos. Ta kompetencija pasiėmė savo vokiečių komendantai ir susikūrusios SD įstaigos. Krašto apsaugos ministras generolas Raštikis, dar nesant civilinės valdžios, tai yra 41 metų, kreipėsi į Kauno miesto karako komendantą generolą Polę. Su juo jį buvo pas karinės vadovybės atstovą Delaroką, kuriame išdėstė Lietuvos vyriausybės tautos pasipiktinimą, vokiečių politiką, jos metodai, išreiškė pasipiktinimą jos metodai žydų atžvilgiu. Rezultatų nebuvo pasiekta, žydų naikinimas buvo vienas iš pagrindinių nacių tikslų. Nacių okupacijos pradžioje, tai yra 1041 metų vasarą, 3 Šiaulių visuomenės veikėjai, Feliksas Bugailiškis, daktaras Domas Jasaitis, kunigas Lapis lankėsi pas pareigūną Šiopferį. Jie mėgino užstoti vietos žydus. Buvo pareikštas pasitapiktinimas brutaliu vokiečių elgesiu. Pareigūnas visus pageidavimus atmetė, o SD viršininkas Docelskis pareiškė Jasaičiui, kad jei ir toliau bus kišamasi į žydų reikalus, tai tamsta pats atsigulsi kartu su jais į duobę. 42 metų lapkričio 14 buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras kunigas Mykolas Krupavičius, profesorius Jonas Aleksa, buvęs prezidentas Kazys Grinius pasirašė memorandumą adresuotą Reicho generaliniam komisarui Andrijanui Rentelnui. Į jį buvo įtrauktas ir protestas dėl žydų žudymo, pasakant, kad lietuvių tauta nepritarė priemonėmis taikomis į Lietuvos žydams. Krupavičius Aleksa, aišku, buvo suimti, ištremti Vokietiją. Grinius dėl senyvo amžiaus buvo nutremtas į kaimą netoli Marijampolės. Apie memorandumą sužinojo visa Lietuvos visuomenė, buvo gerai vertintas pogrindžio spaudoje, žinios pasiekė užsienį. Apibendrinant, taip labai trumpai, nesiplečiant, galiu pasakyti, galima teikti, kad Lietuvos žydų gelbėtojimo tema yra dar neužverstas istorinių tyrimų puslapis, kad nėra ištirtos visos formos, kuriomis buvo norima pagelbėti nacių režimo skriaudžiamiems žydams. Baigiau viskas. Dabar norėčiau žodį suteikti parodos Pasaulio tautų teisuoliai nebijojo mirti, tapo nemirtingais autoriui Taurui Budziui. Prašom. Ko ploti, dar nieko nepasakiau. Sveiki. Ten parašyta
toj programėlėje, kad Tauras Budzys ir Barbora Karnienė, kas yra mano dukra, papasakos apie tą parodą. Tai Barbora Karnienė šiuo metu stovi rotušė ant kopėčių ir kabina tą parodą ir atsiprašo ir jinai nepasakos. O matyt, parodą tai rytoj atidarimo, 6 valandą ateikit pamatysit. Aš galiu papasakoti, kaip ir kodėl ta paroda atsirado. Taip. Jeigu kas ko nesuprasit arba įdomu, tai galite klausti iš karto. O buvo taip. Ne, iš tikrųjų, kaip ir daug kas gyvenime, sukrenta aplinkybės ir tada kažkas atsitinka, kai jeigu sėdi namie ir nieko nedarai, tai nieko neatsitinka, jeigu kažką darai, tai visada kažkas įvyksta. 17 metais, tai prasidėjo viskas 17 metais. Viena iš tų aplinkybių, tai buvo tokia, kad mano amžinatilsį močiutė mokėsi Berlyne prieš karą ir jinai labai gerai pažinojo tokį Lietuvos pediatrą Petrą Baublį. Petras Baublys buvo gydytojas legenda, vaikų daktaras, tikrai labai geras gydytojas ir dėja įvyko 74 ar 3 metais berods taip, kad būrys geriausių Lietuvos pediatrų skrydo į kažkokią tai pediatrų konferenciją Sovietų Sąjungoje ir įvyko aviakatastrofa ir visi žuvo. Sovietų Sąjungoje nebūdavo aviakatastrofų. Realiai tai jos būdavo, bet niekas neskelbdavo. Ir čia buvo neskelbta, buvo jie laidojami atskirai, kad ne kartu, o aš gyvenu Antakalny, prie pat Antakalnio kapinių ir vaikus nuo mažų dienų vedžiodavau prie sausio 13 memorialo. O kai esi vietinis, tai kerti kampą ir visada praeidavau pro Petro Baublio kapą ir taip galvodavau, toks žmogus guli ir nieks nieko nežino. Tai biški skaudu būdavo. Ir man visai netyčia į rankas pakliuvo žydų kalendorius, kaip dabar atsimenu, 5777 metai. Kas pasakys, kad 7 blogas skaičius. Ir tame kalendoriui gale buvo surašyti visi Lietuvos pasaulio tautų teisuoliai. Tada jų buvo berods dar 906 kokie. Aš tiesiog paėmiau ir perskaičiau tas visas pavardės. Ir radau, kad Petras Baublys irgi buvo pasaulio tautų teisuolis. Ir kas dar susidėjo? Įsijungė televizorių, stovi Vanagaitė su kom nors ir aiškina, kad čia jūs visi esate žydšaudžių palikonis. Negerai. Mano senoliuko brolis yra pasaulio tautų teisuolis ir aš nesijaučiu žydšaudžių palikonim. Persijungė kanalą, ten koks nors neaiškus pilietis aiškina, kad žydų gelbėtojai, ypač pasaulio tautų teisuoliai, tai mūsų tautos didvyriai. Ir mes turime daryti viską. Didžioji auditorijos dalis šito neatsimena. Tie, kurie plius minus mano metų, mes atsimenam tos laikus, kai būdavo šnekama, kad visi turi daryti viską ir nedarydavo niekas nieko. Ir Vanagaitė, plus tos tuščios kalbos, išvedė mane iš kantrybės ir aš nusprendžiau, kad matyt kažką tai reikia daryti. Sugalvojau, kad gal aš pradėsiu ieškoti pasaulio tautų teisuolių kapų ir juos žymėti. Nieko aš tada apie tai nežinojau. Žinojau, kad teisuoliai yra, aš pats architektas, tai plius minus kaip ką nors prie akmens pritvirtinti įsivaizduoju. Nusipaišiau aš tą ženkliuką, kurį va čia matot apvalo. Kaip čia iš ko padarytų, draugų skulptorių daug. Nuėjau pas tokį draugą Joną Dencevičių. Nuėjau, teisingiau sakant, į visą skulptūros katedrą. Sakau, tokį reiktų padaryti, kiek čia gali kainuoti. Jonas sako, Taurai, tiek kartų dirbom, padarysiu aš tau už dyką. Gerai, apsidžiaugiau. Bet kai kas nors tau, ką nors daro už dyką, tai tu jo negali paskubinti. Tai Jonas darė 9 mėnesius man tą ženkliuką. Ilgokai, 2018 metais,
Aš to ženkliuko, reiškia, eskizą, maketą nufotografavau, nusiunčiau į Yad Vašemą, gavau jų pritarimą tai savo veiklai, čia į Žydų muziejų nuėjau, gavau jų pritarimą, kad jo, gerai, žymėkite ir palikite mus ramybėje, reiškia. Nu ir 2018 metais Liepos mėnesį pažymėjau pirmą kapą. Tai buvo mano senuliuko brolis. Ruošiausi aš ten labai ilgai, nes įsivaizdavau, kad atvažiuosi į kapines, paimsi perforatorių, įkiši į akmenį, akmuo skils per pusę, sulėks visi giminės, sakys, sugadinai paminklą. Bet pasirodė viskas gerai. Pirmą pažymėjau savo senuliuko broliui, pasigaminęs ten buvau tų ženklų, gal kokius 5, gal 10. Tada suradau tokią vienuolę Mariją Rusteikaitę. Dabar jinai ruošiama, beatifikacijos byla jos ruošiama. Čia radau Antakalnį giminių, giminės sako, jos kapą prižiūri Panevėžio moterų vienuolynas. Nors jin čia Vilniuje palaidota. Skambino šitą Panevėžio moterų vienuolyną. Kaip įsivaizduoji žmogus, tu skambini į moterų vienuolyną, čia toks gotikinių plytų, reiškia koks koridorius, skliautotos lubos, silpna švieselė pro mažą langą, vienuolė su aukštu tyku, ranko išvatė. Sakau taip ir taip, o jinai man sako, aš jums to e-mailą parašysiu. Liūdna man buvo, reiškia, kad ta romantika dingo. Trečias buvo būtent Petras Baublys, palaidotas Vilniuje Antakalnio kapinėse, radau jo giminės, pažymėjau po truputį, atsimenu po trečio pažymėto kapo, manau, 21 amžiaus reikia kažkaip tai gal susikompiuterizuoti. Aš apart to, kad pastatau ženkliuką ant kapo, aš nupaišau schemą, kur tas kapas yra ir nuimu koordinatės. O su dukra susitariau, kad jinai tą viską keltų į internetą, jeigu kam įdomu, puslapis vadinasi Teisuolių atminimas, ten parodyta, ką mes esam pažymėję ir tiksliai yra pažymėta, kur tas kapas yra. Per visą Lietuvą, kol kas tik Lietuvoje ir vienas pažymėtas yra Čikagoje. Kunigas toks reiškia. Ir po to trečio pažymėto įsikėliau pirmą kartą gyvenime 3 nuotraukas į kompiuterį, reiškia 3 schemas nusiskanavau. Įsėdžiu studijoje, žiūriu, ką manau, jau 3 yra. Kiek čia beliko, dar 904. Kaip nors bus. Savijauta buvo ganėtinai keista. Šiai dienai esu pažymėjęs 407 Lietuvos pasaulio tautų teisuolius. Palaukit, dar net pusės nėra. Suradęs esu apie 500. Yra kai kurie, reiškia, kur aš žinau kapus, bet nerandu giminių. Yra žmonių, kurių kapų niekada nebebus. Sakykime, jie buvo palaidoti Kaune Vytauto kapinėse ir tų kapinių nebėra. Yra žmonių, kurių kapų niekada nebus, nes prieisiu dar ir prie šito. Daugelis tų pasaulio tautų teisuolių po karo atsidūrė Sibire. Ir tiesiog byloje parašyta, dingęs be žinios. Viskas. Tai dabar gal biškį apie pačius tuos teisuolius. Aš ne istorikas ir tos mano žinios tokios atsitiktinės, kratinys reiškia visko, bet aš tik tą ir pasakoju, kas man įdomu. Kas man neįdomu, aš tai to net neperskaitau kartais iki galo. Nemėgstu statistikos, mėgstu tik tą, kuri man patinka. Tai vat Lietuva pasaulyje pagal teisuolių skaičių procentiškai yra 2 vietoje. Tai nunešam visus, reiškia. 1 vietoje yra Olandija. Labai galima patogiai palyginti Lietuvoje už žydų gelbėjimą. Bausmė buvo sušaudamas žydas, gelbėtojas ir visa gelbėtojo šeima. Olandijoje bausmė buvo 9 mėnesiai kalėjimo. Danijoje bausmė buvo 6 mėnesiai kalėjimo. Skirtingom sąlygom tie žmonės gelbėjo
Ir kalbant apie tuos skaičius, tai aš esu tikras, kad jeigu nesovietinis laikotarpis, tie pirmieji 63 metais įsteigtas Pasaulio tautų teisuolio vardas. Pirma lietuvė jį gavo 66 ir ta pirma gyveno Paryžiui. Prie sovietų čia viskas buvo kitaip. Čia jums jūsų istorijos mokytojas papasako žymiai geriau negu aš. Tie pirmieji 30 metų po karo, kad gauti teisuolio vardą, turi kreiptis išgelbėtas žydas. Neužtenka, kad ateis koks kaimynas ir sakys, va ten Petras gelbėjo. Turi kreiptis arba išgelbėtas žydas, arba jo palikuonis ir turi dar būti 2 liudininkai. Kartelė to vardo suteikimo yra užkelta labai aukštai. Tai ir gerai gal reiškia, bet gaila, kad tie pirmi 30 metų, kaip Arūnas minėjo, iki Sovietų Sąjungos žlugimo Lietuvoje buvo 150 teisuolių. Dabar yra virš 900. Tikrai jau būtų buvę daugiau. Paskui dar toks faktas, kad kaip čia dabar pasakyti. Taip, grįšiu dar aš prie tos minties, kai suformuluosiu, kaip suformuluoti. Čia aš aplamai apie teisuolius, kas jie tokie ir kodėl čia tai buvo. Kalbant grinai apie Lietuvos teisuolius, kuo mes galim didžiuotis. Pas mus žydus gelbėjo įvairiausi žmonės. Pagal amžių, sakykime. Tai nuo vaikų iki senolių. Bet dabar visai nesenai radau tokią istoriją, pašiurpino mane biškį. Tėvai žuvę likusios 2 mergytės karo metais, vienai 16, kitai 14. Pas jas ateina 3 žydaitės, vienai 12, antrai 10, trečiai 6. Ir vaikai gelbėjo vaikus. Pagal amžių įvairiausi, tiek vyrai, tiek moteris. Pagal tautybės lietuviai, lenkai, rusai, gudai. Šios dienos reiškia kontekste Raižiuose, kur net per karą veikė totorių mečetė, žydus gelbėjo totoriai. Būdami musulmonais, jie yra Pasaulio tautų teisuoliai, pavardė Radlinskai. Gelbėjo žydus, reiškia, pagal socialinę padėtį, pagal profesiją, nuo valstiečio iki prezidento. Kazys Grinius, Respublikos prezidentas. Kai sakom valstietis, tai visi įsivaizduojam tokį virš 1,90 m, pečiai kaip spinta, rankos kaip pitelinės, keptuvės. Ne, įsivaizduokit našlę su 4 vaikais. Savų klapatų, taigi per akis. Jinai gelbėjo žydus. Įsivaizduokit mažą Lietuvos miestelį, kur šeima su 6 vaikais, karo metai, valgyti nėra ko, Rusija laiko jauną žydų šeimą. Jie ten kiaurą dieną Rusija sėdi, jiem nėra kas veikti, jie susilaukia lėliuko. Kaip neišprotėti. Ten nebuvo sienų izoliacijos 49 decibelų, kaip dabar reikalauja. Taigi visi kaimynai žino, įskūs, valgyti ir taip nėra ko. Praeitą vasarą tame Pilviškėse labai gerą tokią frazę išgirdau. Anūkas teisuolio sakė, kad jam senelis sakė, aš nebijojau, sako, nei rusų, nei vokiečių, bijojau kaimynų. Ir tų tokių istorijų, jos visos skirtingos, manęs dažnai klausia, tai kas bendro reiškia, į kokius čia rėmus tos teisuolius galima įstatyti, kad tai tokie tai žmonės reiškia ir viskas. Nėra, jos mano galva tai vienyje reiškia tik vienas bruožas. Tas viskas kažkur šičia, tai buvo žmonės su didesnė sąžinė ir dar tai buvo žmonės mokantis suvaldyti savo baimės jausmą, nepasiduoti taip visai aklai. Iš tų tokių teorijų, aš nežinau, niekas to necituoja, bet man patinka tokio anglo kažkokio tai išmąstymas, kad lietuviui nuo carinės tos okupacijos laikų, reiškia, kai šalis ilgai buvo okupuota, pas jį tiesiog dienose atsirado, reiškia, bruožas priešintis valdžiai.
Jeigu valdžia liepia taip, nu, tai jisai darys kitaip. Vat dar su tais skaičiais pasauliniam kontekste labai geras yra pavyzdys, kaip yra su kunigais. 19 kunigų yra pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Pagal žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus gavimą ir pagal bažnyčią kunigų yra virš 160. Kodėl taip yra? Todėl, kad kunigai buvo šviesūs žmonės, jie suprato, kad save reikia slėpti, jie tiesiog neišsiduodavo, niekas nežinojo jų vardų, pavardžių ir taip toliau. Ir tu žinai, kad tave kunigas išgelbėjo. Kuris kunigas, koks jo vardas? 19 turim teisuolių. Daugiau ne. Nu tai, čia apie tos teisuolius ten kiekvieno istorija kitokia ir vat kaip ta teorija, kad vienam žydui išgelbėti reikėdavo tam 5-10 žmonių. Papasakosiu vieną istoriją. Kodėl ją? Todėl, kad tai vienintelis man žinomas kartas, kai Jad Vašemas suteikė pasaulio tautų teisuolio vardą žmogui ne pagal savo taisyklės, nu jau ko jie tikrai nedaro. Tas žmogus buvo Stasys Sviderskis, jam buvo 21 metai, jisai vadovavo, Lietuva tada buvo jau sovietinė, jis vadovavo pionierių stovyklai prie Druskininkų. Pamatė, kad prasidėjo karas, ateina vokiečiai, visa stovykla išsilakstė, liko 21 metų bernas ir 150 vaikų, iš kurių virš 70 žydų. Kur juos dėti? Ir važiavo traukinys pro šoną, traukinys buvo priverstas sustoti dėl kažkokių tai priežasčių. Stasys paprašė, kad mašinistas leistų sulaipinti vaikus į traukinį. Mašinistas pasakė, ne, man to klapato nereikia. Stasys pasakė, tu čia dar vis tiek 2 valandas stovėsi, bet aš tau duodu stovyklos raktus, eik ir vok, ką nori. Vis tiek vokiečiai, tai jis viską paims. Mašinistas nuėjo vokti, reiškia, matracų, pagalvių, ten nežinau, ko dar kėdžių. Už tai Stasys susodino vaikus į traukinį. Jis juos nuvežė už Uralo. Ten, tarp tų vaikų buvo 2 neįgalus ir kai traukiniai važiuodavo, atskrisdavo vokiečių lėktuvai bombarduoti, tai traukinys stodavo ir žmonės bėgdavo į mišką. Tai visi vaikai bėgdavo, o tos 2 neįgalius Stasys neždavo. Jis juos nuvežė už Uralo, juos patalpino vaikų namuose, jį patį paėmė į 16 diviziją. Kažkurioje tai vietoje jisai buvo sužeistas, atsidūrė ligoniniai, kažkas atvažiavo jo aplankyti ir pasakė, važiuok atgal, ten sako, tavo ir lietuvius ir žydus vadina fašistais ir muša. Jis grįžo, rado tos vaikus ganėtinai skriaudžiamus, išsikraustė į visiškai kažkokį tai apleistą dvarą, bet jie visi buvo iš Lietuvos, jie pradėjo auginti bulves, burokus, ridikus, dar kažką, kažkokių vištų užsiveisė. Sėkmingai sulaukė karo pabaigos ir visus parvežė į Vilnių. Ne į Vilnių, į Lietuvą. Kas neatitinka Jad Vašemo taisyklių, jis turėjo gelbėti žydus okupuotoje teritorijoje. Jis okupuotoje teritorijoje nebuvo. Tai tie 70 žydų sukėlė tokį vėją, kad jam tas vardas pripažintas. Ir po to, kai aš prisirinkau tiek tų visokiausių istorijų, ten įvyko nedidelis stebuklas. Vienas vyriausybės darbuotojas, bevaikščiodamas po kapines, pamatė tą mano ženkliuką ir prie to kapo dirbo kažkokia moteris ir jis sakė, kas čia? Sako, čia toks atvažiavo, beprotis iš Vilnius ir uždėjo. Jis gavo mano telefoną, pasiskambino ir štai jau 3 metai vyriausybė ir genocido centras remia tą mano veiklą. Kai pradėjau remti, man tas tikrai pasijuto, pas mane atsirado daugiau laiko. Aš sumašiau, kad reikia tada ir parodą padaryti, kai visko tiek žinai. Jo, mes toj parodoj pernai pristatėm 20, šiemet jau 40. Pristatinėjom pačius įvairiausius pasaulio tautų teisuolius, su trumpu aprašymu, su nuotrauka, su palaidojimo schema. Rytoj 6 valandą rotušė atsidaro, kabėsit į balandžio 5, kas norit ateikit, pamatysit.
Tai parodą visada geriau pamatyti, negu kad išgirsti, ką čia apie ją pasakoti. O atsirado jinai būtent šitaip. Tiek. Dėkui gerbiamam Taurui. Dabar norėčiau pakviesti skaityti pranešimą, paskutinį pranešimą, Vilniaus universiteto fakulteto studentą Dominiką Rudoką. Jis pas mus centre atlieka praktiką. Prašom, kolega. Tai sveiki, šiandien pristatysiu 5 žydų gelbėtojų istorijas, iš pirminių šaltinių, tai yra iš jų pačių žodžių, ir taip pat apie žydų gelbėtojų mums parodomas moralinės pamokas. Ona Šimaitė, veikla Vilniaus universiteto bibliotekininkė. Pasaulio tautų teisuolio vardu apdovanota 1996 metais. Dar prie caro, prieš mums keliantis gyventi į Rygą, senelis pasisodino mane, mažą mergaitę, ant kelių ir prisakė įvairių pamokymų. Tarp jų ir štai tokį. Onute, daug kas blogai kalbės apie žydus, bet tu jų neklausyk. Nuo seno žmonės prisigalvoja visokių nebūtų dalykų apie šią tautą. Mąstyk savo galvą. Tuos žodžius įsidėmėjau visam gyvenimui ir gyvenimas man juos nekart patvirtino. Savo pažiūras buvau linkusi grįsti mokslu ir logiką. Mėgstu žmonės, ypač vargstančius ir ieškančius pagalbos. Atseku savo gyvenime senelio Daujoto, kieto individualisto žymę. Pirmosiomis okupacijos dienomis nedrįsau lankyti savo draugų žydų. Maniau, kad jie manęs nekenčia. Už tai, ką jiems daro vokiečiai ir jiems talkinantis lietuviai. Bet žydai draugai mane nuramino sakydami, nesilvartauk, mes atskiriame saviškius. Tarsi biblinė frazė. Mane įkvėpė ir palaikė Vilniaus universiteto rektorius Mykolas Biržiška, kuriam kilo puikiai idėja, kaip patekti į getą. Sakant, kad gete liko daug vertingų knygų, kurias reikia atrinkti ir sugabenti į universiteto biblioteką, o kartu padėti geto kaliniams. Gete siaubinga ankštuma ir sumaištis, tačiau ji paranki. Ji nori mažiau kristi į akis, išvedant suaugusių žmogų rūgtelėjusi vaiką, bulvių maiše išnešant ar malkų bei knygų prikrautame vežime išvežant mažylį. Karui baigiantis atsidūriau Lydelango lageryje, Prancūzijos pietuose. Čia ir sulaukiau karo pabaigos. Pasidalysiu, ko išmokau gyvenime. Svarbiausia ne daiktai ar pinigai, o ryšys tarp žmonių. Jis neįkainojamas. Nešvaistykite laiko materijai. Tai nukreipia dėmesį nuo buities ir atima laiką. Jeigu prašytumėte pasakyti, kas gyvenime man buvo brangiausia, atsakyčiau, gyvo žmogaus džiaugsmas, jo ašara ir gera knyga. Antonas Šmitas. Veikla. Vermachto kariuomenės kariškis. 1942 m. sausį už pagalbą žydams jis buvo sušaudytas. Pasaulio tautų teisuolio vardu apdovanotas 1967. Į Vokietijos kariuomenę buvau pašauktas 1938. Nacionalistų, vokiečių ir vietinių austrų skatinama antisemitinė beprotybė, pasibaigusi krištolinę naktimi, palėtė mane tiesiogiai. Dirbau su 2 žydais, puikiais kolegomis. Be to, buvau įsimylėjęs žydę. Mane vedė ir tebeveda priešiška nacizmų jėga – krikščionybė. Štai jau 2000 metų mokanti, kad visi žmonės priklauso vienai rasiai, kad yra sukurti Dievo ir turi mylėti vienas kitą kaip seserys ir broliai. Ką išvydo vokiečius darant čia, su žydais, rytų Europoje, pranoksta mano vaizduotės galias. Pats viešpats, manau, negalėjo įsivaizduoti tokių žiaurybių, kai kalbėjo apie atleidimą priešui. Mano stiprybė buvo ta, kad galėjau naudotis tarnybos teikiamomis privilegijomis, galėjau išduoti darbo pažymėjimus, kurie žydams reiškia didesnę galimybę išlikti gyviems bent kurį laiką. Kartais ištraukti vieną ar kitą žmogų iš Lukiškių kalėjimo, įvardinti jį nepakeičiamų darbininkų ir man trūks plyš reikalingų. O tada tarnybinių sunkvežimių išgabenti Vilniaus žydus į getus Lenkijoje. Po truputį mano butas tapo Vilniaus geto pogrindžio narių,
Mordechajaus Tenenbaumo, Abos Kovnerio ir jų draugų susitikimo vieta. Kartą Hermano paklaustas, ar nesijaučiu pernelyg žaidžiąs su savo gyvybę, atsakiau, kad nusigaluoti teks kiekvienam, bet aš galiu rinktis budelio ar gelbėtojo mirtį. Bevelčiau mirti kaip gelbėtojas. Stefanija Ladigienė. Veikla. Pedagogė, publicistė, visuomenės veikėja. Pasaulio tautų teisuolio vardu apdovanota 1993 metais. 1944 metų pavasarį mūsų bute Vilniuje, Trakų gatvėje, atsirado nauja gyventoja – Irena. 16-metė mergaitė pabėgo iš Kauno geto ir štai dabar pas mus. Irena paguldžiau į savo sūnaus Lino lovą. Jis buvo išvežtas į Vokietiją darbams. Visus prieš miegą pabučiavau, nykščiu pažymėdama ant kiekvieno kaktos kryželį. Ir Irenai. Ji pradėjo verkti. Iš pradžių suglumau, paklausiau, kas atsitiko, kodėl verki, gal ką nors netai padariau, o ji, ne, tikrai nieko, tik ar jums nešlikštu bučiuoti žydę. Tada apsiverkiau ir aš. Mes prakalbėjome iki prašvito. Per tą naktį Irena iš tiesų tapo mano dukterė, o aš jos mama. Supratau, jei diena iš dienos 3 metus girdi, jog esi niekas, purvinas ir šlikštus žydas, utėlė, kurią reikia sutraiškyti, gali pradėti manyti, kad tu galbūt iš tiesų ko nors negeras. 1943 m. vasarą Irena gavo slaptą laišką iš Onos Bagdonavičiūtės Strimaitinės, nuostabios moters. Prieš karą Strimaičių ir Veisų šeimos, Irenos pavardė Veisaitė, draugavo, o Ona Irena tiesiog mylėjo. Ona rašė Irenai, kad jai ruošiami dokumentai kitą pavardę ir kad ji turinti pabėgti. Nutarta elgti šitaip. Irena sutarta vakarą prisijungs prie žydų darbo brigados, getas sauganti policija pagal slaptą susitarimą jos nesuskaičiuos. Ji nusims geltonasias žvaigždes, stos ant šaligatvio, o ant Vilijampolės tilto jos lauks Ona. Viskas vyko pagal planą, išskyrus tai, kad brigada iš getų išėjo smarkiai pavėlavusi. Kai Irena pasiekė tiltą, Onos nebebuvo. Irenai teko eiti pas Strimaičius vienai. Gatvė ir namą žinojo, bet buvo pamiršusi buto numerį. Ji paklausė sargo ir tas pasakė. Kitą dieną Irena jau sėdėjo traukinyje į Vilnių, kurios niekas nepažinojo. Pačios Irenos Veisaitės apie savo gelbėtoją Ladigienę žodžiai. Ji buvo giliai tikinti žmogus, bet niekada to nerodė. Daugiau reikalaudavo iš savęs nei iš kitų. Visa jos esybė persunkta artimojo meilės. Ponia Ladigienė buvo ir meninės natūros pasaulietiška moteris, o kaip puikiai jį deklamuodavo eiles. Sofija Čiurlionienė Kymantaitė, Danutė Sofija Čiurlionytė Zubovienė ir Vladimiras Zubovas. Sofija Čiurlionienė pasaulio tautų teisuolio vardu apdovanota 1991 metais, kaip ir Vladimiras Zubovas. Danutė Sofija Čiurlionytė Zubovienė 1999. Veikla. Vladimiras Zubovas, architektas, architektūros istorikas. Danutė Čiurlionytė rašytoja, jos mama Sofija Čiurlionienė rašytoja. Esteros Elinaitės Kaune išgelbėto žydės žodžiai. 1943 m. spalio 26 d. 2,7 tūkstančiai žydų buvo deportuoti darbo stovyklas Estijoje. Mama paskutinį kartą pamėgino išnešti mane iš geto. Ilgai dvejojusi, ji ryžosi kreiptis į žymaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio šeimą. Mikalojaus Konstantino našlė Sofija Čiurlionienė Kymantaitė, žinoma lietuvių rašytoja bei iškili lietuvių inteligentijos atstovė, gyveno tame name kartu su savo dukters rašytojos Danutės Čiurlionienės Zubovienės šeima. Danutės vyras architektas ir architektūros istorikas Vladimiras Zubovas. Pora augino mažus vaikus. Dalytę 1939 metų gimimo ir Kastytį 1940 metų gimimo. Šeima supratingai ir su gilia užuojauta priėmė mamos nelaimę. Daugelis Lietuvos žydų yra dėkingi Čiurlionių Zubovų šeimai. Jų išskirtinis dosnumas ir bebaimis elgesys turi tapti ištikimybės tiesos ir humanizmo idealams pavyzdžiu. Šie šeimos bruožai atsispindi ir jų kūriniuose. Zubovas važinėjo savo automobiliu po Kauno rajono kaimus, ieškodamas saugių vietų,
kur galima būtų paslėpti iš geto išneštus vaikus. Jis draugavo su gydytoju pediatru, kūdikių namų Lopšelis direktoriumi Petru Baubliu, kuris susitarė, kad žydų vaikai būtų krikštimi katalikų bažnyčiose ir padirbtais dokumentais registruojami kaip pamestinukai. Zubovas turėjo daug pažinčių tarp dvasininkų. 1043 metais Teofilius Matulionis paskirtas Kaišiadorių vyskupu, o balandį atsakingu už visos Lietuvos vyskupijos reikalus. Šios aplinkybės buvo lemtingos mano išgelbėjimui. Vyskupo Matulionio nurodymu nuspręsta mane paslėpti benediktinių vienuolyne Kaune. Emigravusi į Izraelį 1973 metais, toliau koncertavau Izraelyje bei Europoje. Į savo repertuarą įtraukiau Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, kurio šeima suvaidino lemiamą vaidmenį gelbstint mano gyvybę kūrinius. Ona Matulevičienė. Veikla. Ūkininkė. Saulėnų kaimas, Prienų rajonas. Apdovanota 1991 metais. 1041 metų rugsėjį Kolesnikų miške buvo sušauti Simno miestelio žydai. Abelis ir Josifas vieninteliai iš Vanštinų šeimos liko gyvi, nes slėpėsi netolies esančiame klojime. Jie nutarė ieškoti tėvo pažįstamų ūkininko Smaidžiūno iš Gluosnikų kaimo. Pasiklydę pamatė sodybą ir pasiliko pievoje, kur buvo arklys. Sodyba priklausė Onai Matulevičienei. Ji iš pradžių pamanė, kad broliai vagys, bet pasakė, kad jie žydai iš Simno, buvo priglausti sodyboje. Ten buvo dar 4 vaikai. Brolių nuolatiniai gelbėtojai Ona Matulevičienė ir jo šeima. Šeimos narių vardai – Sebestinas, Juozas, Vladas, Petronėlė. Ona žiemą atsivesdavo Abelį ir Josifą į namus, nes žiemos buvo labai šaltos. Abelis po karo išleistame dienoraštyje Jaunuolis slėptuvė teigė, kad Matulevičiai buvo vargingi, bet dalinosi duonos kąsniu ir tuo, ką turėjo. Duodavo rūbų, pieno, Ona kasdien melsdavosi, kad broliai liktų gyvi. Abelis atsidėkodavo padėdamas, mokydamas mergaitę Petronėlę, gaudavęs iš gerų žmonių maisto, juo dalindavosi su šeima. Onai Matulevičienei po mirties 1991 metais įteiktas pasaulio tautų teisuolių atminimo medalis, o jos jaunesnioji duktė Stanislava Petronėlė Matulevičiūtė Kubertavičienė kaip tik ir gavo pasaulio tautų teisuolių medalį, nes gyveno Simne, Alytaus rajone. Iš žydų gelbėtojų istorijų galime išmokti šias pamokas. Pasiaukojimas dėl kitų, moralinė tvirtybė, tikėjimas ir viltis, humanizmas, ištikimybė tiesai, ryšys tarp žmonių, tolerancija, garbė ir meilė bei dosnumas. Žydai taip pat buvo gelbėjami dėl to, kad padėdavo vietiniams gyventojams, pavyzdžiui, tarpukariu arba sovietinės okupacijos metu. Tai rodo ir Valentino Beko istorija. Jis 1042 metų kovą slėpė Melmanų ir Patromašų šeimas, taip pat Klarą Klemer ir jo šeimą savo namuose Žulkevo miestelyje. Tuo metu jisai priklausė generaliniai gubernijai ir buvo Galicijos rajone. Regione buvo įvestas iš tikro neregėto masto smurtas ir žiaurumas, už bet kokią pagalbą žydams buvo teikiama mirties bausmė arba deportacija į koncentracijos stovyklas. Dabar Žulkevo miestelis priklauso Ukrainai. Bekas garsėjo kaip alkoholikas, mergišius ir antisemitas, bet jo motyvas gelbėti žmonėms. Melmanų šeima padėjo išvengti SSRS arešto per sovietinę okupaciją. Tad jisai norėjo, kad jo dukra matytų vyrą, o ne bailį. Žydai buvo slėpiami iki 1045 metų pradžios, kuomet kraštą vėl okupavo sovietinė kariuomenė. Žydai ten taip pat buvo nekenčiami, o Klaros dienoraštis negalėjo būti publikuojamas, nes neperėjo sovietinės cenzūros. Valentinas Bekas, jo žmona Julija ir dukra Ala 1095 metais buvo paskelbti pasaulio tautų teisuoliais. Dėkui pranešėjui. Tai pranešimai yra baigti.